Labas visiems, čia laida Būti sveikesniam apie sveikatą, nepamirštant ir skonio. Edita, naudojusi progą paklausti profesionalo, kaip yra su riebalais. Vienu metu buvo mada labai jų vengti, dabar iš tiesų atsirado tokių dietų, kurios mitybą grindžia riebalų vartojimu. Kokia yra tikroji tiesa? Susitarkim taip. Yra maistinės medžiagos, kurios žmogaus sveikatai yra būtinosios. Riebalai vieni iš jų. Taigi riebalai mums yra naudinga maistinė medžiaga ir mes juos privalom gauti su maistu. Tačiau yra tam tikras niuansas pasirinkime riebalų. Dėl to, kad vieni riebalai yra sveikatai palankus, vadinami gerieji, ir yra sveikatai nepalankus arba blogieji riebalai. Edita, kas yra gerieji riebalai? Gerųjų riebalų yra daugiausia augalinės kilmės maisto produktuose, tai ir žemės riešutuose, ir kituose riešutuose, sėklose, bet pagrindinis šaltinis yra aliejus. Taip pat gerųjų riebalų dar yra ir jūros produktuose. Ar teisingai suprantu, kad galiu valgyti kiek noriu riebalų gerų? Na, iš tiesų ne. Gerieji riebalai, jie yra naudingi žmogaus organizmui, tačiau vartojant juos saikas taip pat yra būtinas. Puiku. O dabar kas yra blogieji riebalai? Blogiųjų riebalų daugiausia yra gyvūninės kilmės maisto produktuose ir jie yra siejami su lėtinėmis ligomis. Dėl to mums jų reikėtų vartoti ypatingai saikingai. Tai čia būtų sviestas, kas dar yra? Tai būtų taukai, tai būtų lajus, tai būtų tie tikrieji gyvūninės kilmės riebalai. O transriebalai irgi blogi. Kas tai yra? Transriebalai taip pat yra sveikatai nepalanku ir jų išvis neturėtų būti mūsų mityboje, mūsų racione. Yra gera žinia ta, kad jeigu tokių riebalų atsiranda produktuose, jie turi būti pažymėti ženklinimo etiketėje. Ką jūs pasakytumėte tiem, kas savo mitybą grindžia vien riebaliniais patiekalais? Galiu pasakyti, kad jie skurdina savo racioną ir jeigu jų racione trūksta kitų maistinių medžiagų, kitų maisto produktų, tiesiog nutiks taip, kad maistinių medžiagų stygius išsivystys. Skanaukit ir mėgaukitės. Juk gera būti sveikesniam. Parengtas sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro užsakymu.